Sveiki. Metai jau, galima sakyti, baigėsi. Šiandien kalendoriuje gruodžio 29. O tai reiškia, kad rytoj hinduizmo pasaulyje laukia, neeilinė diena. Tai puikiai proga pasigilinti į vieną iš tradicijų, kuri paliečia, ko gero, patį fundamentaliausią žmogišką troškimą – sukurti šeimą, susilaukti vaikų. Būtent. Šiandienos tema Putrada Ekadaši. Ir mes gilinsimės į ją, remdamėsi tekstu Šventoji Putrada Ekadaši dovana. Mūsų misija, sakyčiau, ne tik suprasti, kas tai per diena, bet ir išnarplioti istorijas, nes būtent jos atskleidžia galingas idėjas apie tikėjimą, apie karmą ir netgi apie bendruomenės galę keisti likimą. Gerai, tai pradėkime nuo esmės. Pats pavadinimas Putrada Ekadaši skamba labai konkrečiai. Jis lyg ir duoda kažkokį pažadą. Ką jis tiksliai reiškia? Taip. Pavadinimas čia yra raktas į viską, išskaidykime jį. Sanskrito kalboje putra reiškia sūnus. Ir svarbu pabrėžti ne šiaip vaikas, o būtent sūnus. Vėliau suprasime, kodėl tai taip svarbu. O priesaga da reiškia dovanojanti arba, suteikianti. Aišku? Taigi, pažodžių verčiant, tai yra sūnų dovanojanti diena. Ekadaši, žinoma, yra 11 mėnulio diena. Tradiciškai skirta viešpačiui Višnui. Palaukit, štai čia ir pirmas netikėtumas, kurį aptikau šaltinyje. Aš tiesą sakant visuomet maniau, kad tai vienas konkretus įvykis per metus. Bet pasirodo, kad tokių sūnų dovanojančių dienų yra net 2. Tai šiek tiek keičia vaizdą. Ar viena iš jų yra, svarbesnė už kitą? Labai geras klausimas. Ne, viena nėra svarbesnė, bet jos, kaip čia pasakius, aptarnauja skirtingas tradicijas ir regionus. Būtent rytojaus diena yra Pauša Putrada Ekadaši. Ji minama Paušo mėnesį, kuris atitinka mūsų gruodį sausį. Ir ji labiau paplitusi Šiaurės Indijoje. O antroji? Antroji Šravana Putrada Ekadaši minima vasara, Liepos rugpjūčio mėnesiais, ir yra populiaresnė likusioje Indijos dalyje. Bet įdomiausia yra ne tai, kada jos vyksta, o kokias istorijas jos pasakoja. Nors abiejų tikslas tas pats – padėti bevaikiams poroms susilaukti palikuonių, keliai iki to tikslo, kaip matysime, yra visiškai skirtingi. Ir abiem atvejais pagrindinė praktika yra pasninkas, vadinamas vratu. Bet tai turbūt daugiau nei tiesiog maisto atsisakymas. Žinoma, daug daugiau. Šioje tradicijoje vratas yra ne dieta, o šventas įžadas. Tai sąmoningas apsivalymas, visos fizinės energijos nukreipimas į dvasinę koncentraciją. Atsisakydamas grūdų, ankštinių, o kartais net ir vandens, žmogus parodo savo pasiryžimo gilumą, savo nuoširdumą. Tai asmeninė auka skirta parodyti dievybei savo troškimo rimtumą. Supratau. Vadinasi, turime pagrindus. 2 dienas, vienas tikslas ir galinga dvasinė praktika. Bet tikroji šios tradicijos galia, kaip rodo šaltinis, slypi būtent istorijose. Ta, kuri susijusi su rytojaus diena, Pauša Ekadaši, iš pradžių skamba kaip klasikinė epinė tragedija. Tikrai taip. Tai pasakomas iš senovinio teksto Bavišio Purana, kurį, kaip teigiama, pasako pats dievas Krišna. Istorija sukasi apie karalių Sukotumaną. Jis valdė pasakiškai turtingą Badrovaitį karalystę. Buvo visų mylimas, teisingas, jo karalienė Šaibija buvo jam atsidavusi. Jie turėjo viską – galę, turtus, pavaldinių meilę, bet neturėjo vaikų ir šis trūkumas, pamažu nuodijo visą jų laimę. Taip, šaltinis pabrėžia karaliaus neviltį dėl šradha ritualų. Tai nebuvo vienas asmeninis liūdesys, ar, tarkim, noras turėti įpėdinį, tiesa? Atrodo, kad ant jo pečių gulėjo visos jo giminės dvasinis likimas. Būtent čia slypi visas dramos svoris. Vakarų žmogui tai gali būti sunku suprasti, bet senovės Indijos tikėjimuose sūnaus vaidmuo buvo absoliučiai fundamentalus. Ir ne tik gyvųjų, bet ir mirusiųjų pasaulyje. Buvo tikima, kad tik sūnus, tik jis, atlikdamas šradha ritualus, tuos aukojimus protėviams, gali užtikrinti jų sielų ramybę pomirtinėme pasaulyje. Be šių ritualų protėdį sielos, kaip tikėta, lieka įstrigusios, neramios, negali judėti toliau. Taigi karaliaus Suketumano akise jo bevaikystė reiškia, kad jis pasmerkė ne tik save, bet ir visus savo protėvius amžinai kančiai. Tai milžiniška našta,
Nenuostabu, kad, kaip prašoma, jis galiausiai palūžo. Paliko rūmus, savo turtus, savo pareigas ir tiesiog išjojo į mišką. Atrodo neįtikėtinai drastiškas žingsnis valdovui. Tai buvo visiškas beviltiškumo aktas. Tik įsivaizduokime šį galingą karalių, dabar netekusi visų savo regalijų, vienišą, klaiduojantį tankiame tyliame miške. Jį kankino alkis, troškulis, bet labiausiai sielvartas. Ir štai savo kelionės pabaigoje, atsidūręs ant visiško išsekimo ribos, jis pasiekia legendomis apipintą Manasarovaro ežerą Himalajuose. Ir ten ant kranto jis pamato grupę išminčių, asketų. Tekstas juos vadina višvadevomis, tai beveik dieviškos būtybės. Ir likimas, o gal dievų valia, lėmė, kad tai buvo kaip tik Paušaputra Daekada šį dieną. Taigi savo žemiausiame taške jis randa dvasinę pagalbą. Klasikinis motyvas. Jie tiesiog jam pasakė, ką daryti. Ar tai buvo savotiškas tikėjimo išbandymas? Jie išklausė jo skausmo kupino pasakojimą ir tarė: Karaliau, tavo kančia baigėsi, nes tu atėjai pas mus pačiu laiku. Šiandieną sūnų dovanojanti diena. Jie neliepė jam atlikti sudėkingų išbandymų, priešingai. Jie liepė jam grįžti namo, susitaikyti su savo žmona ir kartu su ja atlikti šios dienos vratą, pasninkauti ir melstis viešpačiui Višnui. Tai buvo kelias ne per išorinį išbandymą, o per vidinį atsidavimą. Ir šis regis paprastas patarimas suveikė. Karalis grįžo, atliko ritualus, karalienė pastojo, gimė sūnus ir į karalystę grįžo džiaugsmas. Atrodo labai aiški pamoka. Esi nuoširdus, laikaisi ritualo, gauni palaiminimą. Tarsi tiesioginė transakcija su dieviškumu. Taip, pirmoji istorija būtent tai ir pabrėžia. Tiesioginį asmeninį ryšį tarp maldaujančiojo ir dievybės. Jis sako, jei tavo širdis tyra ir tavo atsidavimas tikras, kliūčių nėra. Bet vos tik pradedi galvoti, kad viskas taip paprasta, šaltinis pateikia antrąsią istoriją. Ta susijusi su Šravana Putrada Ekabaši. Ir jie apverčia šią idėją aukštinkojomis. Čia pasirodo, kad vien asmeninio pamaldumo gali ir neužtekti. Atrodo, yra papildomų sąlygų. Būtent. Antroji istorija apie karalių Mahidžitą. Jis, kaip ir Suketumanas, buvo geras valdovas, mylimas savo žmonių, bet taip pat bevaikis. Tačiau čia priežastis buvo kur kas sudėtingesnė. Jo problema nebuvo tiesiog palaiminimo trūkumas. Jo problema buvo įsišaknijusi praeitame gyvenime. Tai buvo karminė skola. Kosminė skola. Tai jau visai kitas problemos lygis. Juk tai reiškia, kad jo asmeninis pamaldumas šiame gyvenime negali ištrinti dėmesį iš praeito. Kągi tokio baisaus jis galėjo padaryti? Pasakojama, kad praeitame gyvenime jis buvo, piktas ir gaudus pirklys. Vieną karštą dieną, būtent per Ekadašį, jis atvyko prie vandens telkinio ir pamatė ten geriančią ištroškusią karvę. Užuot laidas jai atsigerti, jis ją piktai nuvijo šalin. Šis žiaurus poelgis atliktas šventą dieną prieš gyvą būtybę užtraukė jam sunkią karminę naštą. Ir jos pasekmė dabartinėme gyvenime buvo bevaikystė. Suprantama, kaip išspręsti problemą, kurios priežasties net neprisimeni. Čia jau reikia galingesniojo įsikišimo. Čia ir atsiskleidžia visas istorijos grožis. Karaliaus pavaldiniai, matydami jo sielvartą, patys ėmėsi iniciatyvos. Jie nuėjo patarimo pas didį išminčių Lomašą, o išmintis, pasitelkė savo dvasinės galias, pamatė karaliaus praeitos gyvenimo nuodėmę ir suprato, kad vien karaliaus pastangų neužteks. Sprendimas turėjo būti kolektyvinis. Ką jis pasiūlė? Jis patarė ne tik karaliui, bet ir visiems karalystės gyventojams, kiekvienam vyrui, moteriai ir net vaikui, kartu laikytis artėjančios Šravana Putrada Ekadaši pasninko. Ir svarbiausia, visą dvasinį nuopelną, visą tą gerąją energiją, kurią jie sukaupė pasninkaudami, vadinama punija, jie turėjo mintimis perleisti savo karaliui. Vadinasi, visa karalystė pasninkavo už jį. Jie sujungė savo dvasinės jėgas ir padovanojo jas savo valdovui. Tai neįtikėtinai galinga koncepcija.
Ji byloja ne tik apie žmonių meilę karaliui, bet ir apie idėją, kad mes visi esame dvasiškai susiję. Tiksliai. Tai paverčia asmeninę karaliaus problemą bendruomeniniu išgyjimo aktu. Jei pirmoji istorija kalba apie vertikalų ryšį, žmogus kreipiasi į Dievą, taip. Antroji kalba ir apie horizontalų ryšį, bendruomenė susivienyje, kad padėtų vienam iš savų. Ir tai suveikia. Bendra malda ir pasninkų sukaupta pundžia panaikino karminę skolą ir karalius su karalienė susilaukė sūnaus. Sugretinus šias dvi istorijas, matome, kad atsidavimas Višnui gali veikti bet kokias kliūtis, bet kartais tam reikia asmenunės maldos, o kartais visos bendruomenės palaikymo. Tai išties gilos ir pamokančios istorijos. O kaip žmonės šias tradicijas pritaiko šiandien, kai pora nusprendžia laikytis Putrašradai Ekadaši, kaip tai atrodo praktiškai? Praktika išliko stebėtinai panaši ir jį tebelaikoma labai veiksminga. Visų pirma, kaip minėjome, laikomasi vratos sponsninko. Griežčiausiu atveju atsisakoma net vandens, bet dažniausiai apsiribojama vaisiais, pienu ir vandeniu. Visiškai vengiama grūdų, pupėjų, lišių. Idėja yra apvalyti kūną, kad protas ir dvasia galėtų lengviau susitelkti. O be maisto apribojimų, kokia yra dvasinė dalis? Jie yra net svarbesnė. Visa diena praleidžiama maldose, medituojant, giedant viešpaties Višnaus vardus. Bet pati ritualo širdis yra katha šravanam istorijos klausimasis. Šeimos susirenka kartu. Ir vyriausias narys arba tiesiog skaitantis žmogus garsiai perskaito būtent tas istorijas, kurias aptarėme apie karalių Suketumaną ar Mahidžitą. Vadinasi, pats istorijos pasakojimas ir klausimasis yra ritualo dalis. Absoliučiai, tai nėra tiesiog pasakų skaitimas prieš miegą. Tikima, kad klausydamasis šių pasakojimų žmogus dvasiškai susitapatina su herojais, išgyvena jų neviltį ir galiausiai dieviškąją malonę. Tai sustiprina tikėjimą ir primena, kad kaip ir karaliams, pagalba yra pasiekiama. Ritualas baigėsi kitą dieną vadinama dvadaši, kai pasninkas yra nutraukiama su specialia malda ir maistu. Apibendrinkime. Šiandien išnarpliojame Putrada Ekadaši, dieną, kuri pasirodo minima 2 kartus per metus ir siūlo viltį vaikų trokštančioms poroms. Ir pamatėme, kad tai nėra vienas paprastas paprašyk ir gausi ritualas. Tikrai ne. Per 2 skirtingas karalių istorijas mes atskleidėme 2 skirtingus kelius į tą patį tikslą. Karaliaus Suketumano istorija moka apie asmeninio nuoširdaus atsidavimo galią. O karaliaus Mahidžito istorija atveria kur kas sudėtingesnį vaizdą apie karmines skolas, kurias kartais gali išpirkti tik visos bendruomenės sutelktos dvasinės pastangos. Pagrindinė mintis, regis, yra ta, kad tikėjimas ir ritualas yra galingi įrankiai. Įrankiai galintys pakeisti likimą, ypač kai kalbama apie šeimos kūrimą ir, gyvybės stebuklą. Taip, visa tai remiasi giliu įsitikinimu, kad nuoširdus dvasinis veiksmas gali paveikti realybę. Ir pabaigai norisi palikti vieną mintį apmąstymui. Abi šios istorijos, gimusios konkrečiame istorinėme ir kultūrinėme kontekste, labai aiškiai pabrėžia sūnaus gimimą dėl labai pragmatiškų priežasčių giminės pratęsimo ir ritualinių pareigų protėviams. Tai verčia susimastyti, kaip šiuolaikinis tikintysis, gyvenantis visiškai kitokiame pasaulyje, interpretuoja šį palaiminimą. Kaip ši senovinė į sūnų orientuota tradicija transformuojasi į universalią maldą už vaiko dovaną, nepriklausomai nuo jo lyties. Kaip senovės pažadas prisitaiko prie šiuolaikinių šeimos supratimą.